Paskutinė diskusija tikrai bus labai įdomi, aš tuo įsitikinus, nes vakar klausiau dviejų jos dalyvių pokalbio radio laidoje, tai tikiuosi, kad dabar keliausim tolyn, gal net ir nuo Vilniaus, pakeliausim po pasaulį arba mažų mažiausiai po kitus Lietuvos miestus ir pasikalbėsim apie tai, kas yra sėkmingas miestas, ko jam reikia. Šitoj diskusijoje buvo gražus palyginimas ar pastatas miestui, ar miestas pastatui, ar žmogui ir taip toliau. Tai gal į tuos klausimus paieškosim atsakymus su diskusijos moderatorė, Due Architects, vienai bendrai kūrėjų Andrė Baltyšiūtė ir jos diskusijos svečiais pasaulinės organizacijos Urban Land Institute nare Liucija Eglė Garsys, Vilniaus miesto vyriausiai architekte Laura Kairienė ir buvus vyriausiųjų architektų, o dabar statybos sektoriaus vystymo agentūros urbanistikos skyriaus vadovu Mindaugu Pakalniu. Labadiena ir prašau užimti savo vietas. Noriu pristatyti šiandien ypatingą svečią. Šiandien turim Liuciją Eglę Garsys, lietuvių kilmės amerikietę arba Amerikoje gimusią lietuvę, kuri yra urbanistė ir apie 30 metų yra pradirbusi Hillsborough savivaldybėje, tai Floridoje. Ir turi labai daug patirties, kaip vis tik tai šitie miestai turi vystytis, ką su jais daryti. Liucija yra ir Urban Land Institute narė ir daugelį metų vėlgi yra vadovavus Tampos skyriui Urban Land Institute. Tai Liucija, labai smagu jūs šiandien turėti. Ačiū labai, Andrė. Tikrai noriu visiems padėkoti ir tik pasakyti, kad tas Urban Land Institute dirba per visą pasaulį, bet jo narystė labai panaši į jūsų ir jo tikslai yra labai panašus į jūsų. Ir nors aš savivaldybėj dirbau, aš turėjau progą per Urban Land Institute būti patarėja ir Hongkonge, ir Erie, Pennsylvania, ir tada būti juristė jų projektų konkurse. Tai turiu gan plačią patirtį toj srity, bet tikrai labai panašiai veikia kaip jūsų organizacija. Iš globalios tokios perspektyvos, miestai, jūs daug kartų minėjot, kad kūrėsi ten, kur ekonomika klestėjo ir jie yra svarbus augimui ir inovacijom. Kaip jūs matot, kaip savivaldos vadovai gali tai geriausiai išnaudoti, kad miestai mūsų imtų ir klestėtų? Aš manau, pirmučiausia, Andrė, mano patirtį yra, kad suprasti, nesvarbu, kurioj savivaldybės daly dirbi, kad atsakomybė yra išlaikyti ekonominę gyvybę miestų, nes be ekonominės gyvybės nėra kultūros, nėra mokyklų, nėra parkų. Tai kai ypatingai svarstome projektus ar įvairiai žiūrimi įstatymus, atsižvelgti, kaip jie padės ar nepadės ekonominiai gyvybai miestų. Jūs, Liucija, minėjot, kad 2008 metais jūs susidūrėt su ekonominiu nuosmukiu. Ir tada mieste savivaldybei kilo panika, kad reikia rasti būdų, ką daryti. Ką daryti, tai atstatyti ekonomiją, ne, visi jau minėjo tos metus. Ir iš tikrųjų, kartais angliškai sakant, it takes a crisis, ne. Bet kas atsitiko, tai savivaldybė ir verslo atstovai, ir filantropijos atstovai, ir gyventojai susivienijo tuo, kad reikia įsirikiuoti ir kartu kaip nors rasti sprendimus. Ir jeigu galiu, Andrė, truputį apibūdinti, politiniai tada buvo miesto valdovai, buvo įvairių partijų, bet ir jie susivienijo, nes matė rūpestį ir tikslą, kad visi kartu turi kaip nors spręstas problemas. Jie tuo metu sukūrė tokią darbų komitetą ir sušaukė atstovus iš verslo, iš gyventojų tarpo, iš akademinių institucijų, kad žiūrėtų, kaip ir kur mūsų tą development process, angliškai sakant, kur įstrigsta ir kaip mes galim padėti vystytojam toliau vystyti ir įvykdyti tuos visus projektus.
buvo 23 rekomendacijos, bet svarbiausia iš jų buvo, man atrodo, kad pakeisti darbuotojų kultūrą ir ne tik sakyti ne ir ieškoti kaip ne, kuris yra, tarp kitko, labai suprantama. Man atrodo, reikia suprasti, kad savivaldybės darbuotojai tikrai bando išlaikyti tą tikslą bet čia buvo truputį kitaip, kad ieškoti būdų, kaip jiem padėti. Ir iškilo toks terminas mūsų tarpe vadinasi compliance assistant. So, jeigu atėjo vystytojas ir kaip nors su projektu ir žiūrėdavom į tą projektą, tai mūsų tikslas buvo rasti kelią, kaip tą projektą įvykdyti ir patvirtinti. Ir tai nebūtinai atsisakyti nuo kokių įstatymų, vis vien reikėjo žiūrėti, bet greičiau ir kitaip į tą visą vykdyti. Ir kas buvo labai svarbu savivaldybės darbuotojams ir mano štabui ypatingai, yra, kad mus užstojo. Mums buvo kas užstojo ir kas Turite galvoj politiškai, jūs labai turėjot politiškai. palaikymą. Palaikymas ir man atrodo visur savivaldybėse tas yra svarbu, kad būtų tas palaikymas. O žiūrėkit, tarsi mums visiems aišku, kad turbūt Amerikoje bendrai supratimas yra toks, kad verslas turi būti pelningas. Kaip jūs suderinot tą plėtros siekį su žmonių gyvenimo kokybė, su erdvinė miestų kokybė? Kur buvo tas viduriukas? Ar jo nebuvo? Iš tikrųjų, iš pradžių nebuvo, nes kažkaip viduriukų nėra iš vienos pusės į kitą, tas perversmas visad yra. Man atrodo, buvo labai daug edukacijos su gyventojais ir man atrodo tuo pačiu, kad gyventojai suprato, kad reikia ką nors daryti tuo metu. Ar jūs kažkaip skaičiuojate tą naudą miestui ir gyventojams, kokią suteikia verslas? Ypatingai paskutiniu metu, man atrodo, pradėjo žiūrėti, kadangi biudžeto skyrius, tarp kitko, jeigu galiu paminėti, kad aš dirbau tą darbą, kuris rišosi su infrastruktūros mokesčiais ir tuo metu mano visą komandą perkelė vyriausiam finansų direktoriui. Ir toks įdomus ryšys atsitiko, nes aš niekad nesiūlyčiau, kad planavimas ar vyra architektė dirbtų finansinių skyriui, bet tas finansinių direktorius galėjo įmatyti, kokios buvo vystytojų kliūtys ir panašiai. Ir man atrodo, su to ir jau užmiršau savo kelią, kur aš čia keliauju. Tai buvo tikrai didelė pagalba turėti tokią pažiūrą į tą visą. Jūs minėjot tokį įdomų pavyzdį, kurį turbūt daugelis iš mūsų žinom, Detroito miestas ir Detroito nesėkmė, galima sėkmė, kaip ten viskas vystosi. Detroitas buvo vienu laiku antras didžiausias miestas Amerikoje, visi automobiliai ten buvo kurti ir paskui, kai pradėjo visas tos automobilius daryti užsienį panašiai, tai Detroitas sužlugo, visai sužlugo. Bet dabar matosi, kad pradeda kilti vėl ir tos pastangos ir man atrodo, kas tai buvo, tai visi iš tikrųjų filantropija labai padėjo ir paskui vadovybė padėjo, bet jų pasakymas, kad yra mes iš pelenų atsikelsim, mes gimsim vėl iš pelenų, labai grįžo daug verslininkų atgal į Detroitą ir labai matosi ir yra daug tokių mažesnių pavyzdžių irgi, kur tokie miestai pradėjo vėl ant kojų atsistoti. Tai tarsi pirmuoju metu mes turim tą Detroito klestėjimą dėl paprastų ekonominių paskatų, kaip pramonės, o antruoju etapu jau čia turbūt reikės visų didelės labai pastangos, kad vėl ir vizijos turbūt tokios, kad miestas vėl imtų klestėti ir atsikeltų. Bet vėlgi yra ekonominė paskata. Visa ta ekonominė, kaip minėjau, tas gyvingumas ekonomijos yra pagrindas visų miestų, nes be jo nieko. Ir kai jūs minėjot viziją, tai atsižvelgiam į tos miestus, kurie ką nors atsiekė, tai yra arba vieno žmogaus vizija, ir aš visad mėgstu paminėti Čikagą, ne tik vieno žmogaus, bet vieno planuotojo
kuris senai sakė, nedarykit silpnų mažų planų, darykit stambius planus. Ir nuo to laiko Čikaga visą taip žiūrėdavo į savo asmenybę. We're going to make big plans, ane? Tai arba žmogus, arba grupė žmonių, arba kartais verslininkai susideda ir padeda. Pavyzdžiui, Detroite verslininkai ir filantropija labai padėjo Detroitui atsistoti ant kojų. Tai yra įvairios priežastys, įvairius žmonės, kurie atrakina tą raktą, jeigu nėra krizės. Šiandien mes daug labai kalbėjom apie reguliavimą, apie tai, kaip mes vieni su kitais susitarėme. Ar nėra taip, kad kurdami miestą iš kūrėjų perspektyvos mes jį sukursim tokį sureguliuotą, bet kuriuo niekas nebesidžiaugsim? Kaip visas tas reguliavimas ir teisinė bazė padeda mums turėti ypatingą miestą? Ja, aš nežinau, kartais tas Houston, Texas, tarp kitko neturėjo zoning visai ir kažkaip įsilaikė, ne? Tai yra tas organiškas toks augimas miesto panašiai. Yra rasti tą balansą, kiek tų detalių reikia reguliuoti, kiek reikia vystytojam atiduoti tos valios ir kiek gyventojų įtaka į tą turi turėti. Labai daug projektų kartais sustoja, nes gyventojai sustabdina, ne? Mano manimu, į tą gyventojų, ką jie nori, turėtų būti, aš pasakysiu angliškai gerai. Galiu dabar. It should occur at the highest levels, at the conceptual levels. You want to embrace public opinion. And the deeper you get into a project, once you've agreed on concepts, once you've agreed on strategy, then the balance of that really begins to go to those who are developing the project, and public input becomes less important and should be less important because they've given it at the appropriate levels. Tai turbūt pagrindinė mintis, kad turim susitart dėl kažkokio bendro tikslo. Bendro tikslo, Vizijos. Bendro tikslo, bendro plano ir, man atrodo, bendros, žinot, ko mes norim atsiekti, kas mes norim būti, kur tas turi vykti ir, kaip jūs sakot, po bendro tikslo ir truputį tą pagilinti. Mes su Liucija čia jau kelias dienas kartu vis keliavom po Vilnių. Ir iš tikrųjų labai galvojam, koks tas bendras tikslas. Atradom vieną nuostabų bendrą tikslą, kurį pasirodo, kad turėjom ir mes čia Lietuvoje, ir ten Amerikoje. Tai buvo Lietuvos nepriklausomybė. Ir Liucija labai daug apie tą tikslą kalbėjo, kaip jis buvo visiems labai aiškus. Ir mes tada visi buvom tarsi ir ten, ir čia susivienyje. Tai jūsų tas pasakymas, it takes a crisis. It takes a crisis, yeah. It takes a crisis. I think the real issue is when you don't have a crisis. Mes girdėjom, kaip dabar gerai yra Lietuvoje, kas sakė, beprotiškai gerai gyvenama, ne? Tai jeigu beprotiškai gyvenam, kur tai mūsų iniciatyva, ką nors keista ar daryti, ne? Bet tuo pačiu anksčiau girdėjom, kad žaliavos gali būti trūkuma, jeigu karas susibaigs Ukrainoje, jeigu NATO bazė čia prasidės, darbo jėgų bus mažiau. So jau vyksta, matom, kad gali būti tokių klausimų, kur tikrai reikia jau pradėti spręsti dabar. Kalbant apie stiprų miestą, mes turbūt kalbam ir apie miestą atsparų, ne tik ekonominiai griūčiai, bet ir būti tokiu miestu, kurį norėtų žmonės ginti ir turbūt vėlgi ta vizija yra be galo svarbi ją turėti, kad mes atsilaikytumėm ir net prieš karinę kažkokią invaziją. Ir iš įvairių pusių tas gali būti, ne? Gali būti karo pusė, gali būti atsilaikyti, dabar tiek daug vyksta apie klimato pasikeitimą, ne? Kaip mes gali būti atsparus. Aš gyvenu Floridoje.
pusė Floridos bus po vandenį už kokių 50 metų, ne, tai mes ruošiamės, kaip atspariai gyventi, mes ruošiamės, kaip uraganam pasiruošti. Mes tikrai jau tą esam labai gerai įvykdę ir žinom, ką daryti, kai užeina uraganai. Tas atsparumas ir iš įvairių pusių turi būti, ne? Mes irgi ruošiamės būti Šiaurės Ispanijoje, pakankamai to džiaugiamės. Jo, bet atsparumas yra labai svarbi tokia visuomenės sielos dalis. Jūs minėjot, kad priimtumėte į savo diskusiją tuos, kas mato Vilniaus ateitį, kas jį kūrė, tai yra Mindaugą Pakalnį ir Laurą Kairienę. ateikit Mindaugai, Laura. Taip, nori dalyvauti toje Vilniaus ir ne tik, apskritai sėkmingo miesto vizijos diskusijoje. Tai prašau užimti savo vietas. Tai šiandien turbūt aš gal net persėsiu jūs, gal, kad kartu visi sėdėtumėt. Čia pasirodo laikas eina ne į tą pusę, į kurią galvoju. Kaip ten tą didėjančią linkmę eina. Mes netgi šiek tiek juokavom, kad turim 3 miesto vyro architektus ir Laura yra dabar tas žmogus, kuris šiandien yra atsakingas už miesto viziją ir ją vairuoja. Mindaugas tarsi kaip palikimą tokį paliko Laurai ir Liucija irgi tarsi buvo pakankamai daug metų labai panašioj roliai. Kaip jūs manot, kiek yra svarbu Vilniui dabar toliau pritraukti investicijas, kad kartu su tom investicijom mes pasiektumėm tą bendrą viziją? Laura. Tai jeigu mes kalbam apie miestus, kalbam apie urbanistiką, o urbanistika yra, kaip aš sakau, šventosios trejybės konstruktas. Tai yra ekonomika, socialinė dalis, yra žmonės, yra aplinka, kurioje mes veikiam. Tai jeigu mes pasistatysim miestus ir jame negyvens žmonės, tai mes nebūsim pasiekę tikslo. Tai faktas, kad ekonomika turi šiek tiek į priekį eiti koja į koją, palyginus su kitais 2 nariais, ir tai nėra lengvas uždavinys, nes ta plėtra turėtų būti darni. Ir kažkas čia vaikšto. Ir tas tikslas mūsų, man atrodo, turėtų būti bendras. Anądien su Mindaugu Statulevičiu diskutavom. Man atrodo, kad čia nėra takoskyros tarp savivaldos bendros vizijos, kad miestas turėtų būti gyvybingas. Ir plėtotojų, ir miestiečių lygiai taip pat. Klausimas, kaip mes tą pasiekėm. Geriausias būdas susitarti visiems aiškiai matant, kokios mūsų tos taisyklės, kur mes einam, į kurią mes viršūnę lipam, nes panašu, kad kartais nesusitarėm, kurią viršūnę lipam. O Mindaugai, kaip užtikrint, kad būtų tas balansas tarp verslo, ambicijų ir gyvenimo kokybės miestiečiam? Jo, čia toks, žinai, nėra vieno recepto, kaip tą užtikrinti. Realiai, tu dirbi su tai žmonėm, kurie yra, su tuo verslu, kuris yra, su ta kompanija, kuri yra. Kai pradėjau dirbti architektų, paklausiau savo autoserviso, reiškia, mechaniko, sakau, ką daryti, nieko nėra, žmonių neturiu, visi spaudžia, visi rėkia. Sako, ir aš tą pačią problemą sprendžiu, tik autoservise. Žmonių nėra, niekas nieko padaryti negali, bet man reikia suremontuoti mašiną. Tai remontuok taip, kaip tu gali. Ir tada pradedi kalbėtis, edukuotis pats, pradedi daryti susitikimus, aiškintis, kokie tikslai tavo komandai atrodo svarbus, kokie tikslai, kokius tikslus turi verslas, kaip toks tikslus apjungti. Ir dar vienas dalykas, kas labai suveikia šitoje vietoje, tai vis tik tai ne draudimai, ne barimai, bet skatinimai. Tai vat skatinimas buvo ta lazdelė, kuri, pavyzdžiui, leido padaryti tą pirmųjų aukštų politiką. Visi dabar stebėsi, kaip čia Vilnius pasikeitė. Pasikeitė todėl, kad pradėjom neleisti daryti garažų. Tada verslas pradėjo piktintis ir sakyti, kad ne, čia tu nieko viską darai neteisėtai. Tada su meru kalbėjom, ką daryti. Tada meras vieną kartą pasikvietė, sako, žinai, o davai pradedam skatinti. Jeigu padarai ne garažą, 10% daugiau kvadratų. Sakau, merė, čia biški virš teisės ribų, bet ne visai neteisėta, davai pabandom, bet reiks pridengti. Pridengsiu. Ir tada įvyko. Bet būtent skatinimas, būtent šitas skatinimas padarė tai, kad dabar realiai padaryti pirmam aukšte kavinę yra jau tapęs.
Taip, Ir tai pasiekta buvo kalbantis, ieškant sprendimo, dirbant su politikais, po to einant aiškinant ministerijai, žiūrėkit, kaip gerai gavosi, tada pasigiriant rezultatais. Ir dabar tai tapo jau. Bet žiūrėk, bet Mindaugai, šiandien 2 kartų girdėjom, kad blogos tos 10 miesto taisyklių. Jas vis dar kritikuoja visi. O kas sakė? Ant scenos. Ne, tai žinokit, man yra, kad blogiaus pasakė 2 institucijos, tai viena institucija ir viena pasakius, kad gera. Ir viena iš tų institucijų buvo STT. Tai jūs pagalvokit, ar STT pasakė, kad gera ar bloga? Kad gera, nes pilkoj situacijoje neaiškioj atsirado taisyklės, pagal kurias tu gali veikti. Ir man atrodo, čia buvo geriausias dalykas, ką padarė. Per visus šitos metus važinėdama po Europą ir dar kai su Mindaugu dirbom, daug kalbėjom apie tai, kaip gyvena Vilnius, visas pasaulis stebisi, kaip mums sekasi ir 10 architektūros taisyklių yra pas visų miesto architektų ant stalo priklijuota kaip geriausias pavyzdys. Tas pats su gatvės taip pat principais. Taip, kad mes patys, man atrodo, nevertinam tą, ką galim, kokie kūrybiški mes esam. Man atrodo, tai yra aukščiausias kūrybiškumo lygis leisti išreikšti savo lūkesčius tokioj vienoje atvirutėje. Ir tai yra nieko neteisėto, kas dabar bandoma pasakyti. Tai yra tiesiog principai, kurias mes turim susitarti, kaip mes planuojam tą miestą. Kuo daugiau tokių sutarimų, to visiems aiškiau, man atrodo. Šiaip labai turbūt tokia įdomią temą palėtėm, nes kalbėjom apie tai, kad kūrybingus ir gerus tuos ambicingus miestus kūrė lyderiai. Taip? Ir jūs tarsi visi 3 buvę arba esantis to lyderio pozicijoje, šiandien prie tos lyderystės kartu turit labai daug biurokratijos. Laura, tau padeda tai tos visos biurokratinės taisyklės, jos tave įpareigoja, ar tu turi kažkiek laisvės pati nuspręsti, kaip mes matom tą miestą ir ką turim daryti? Neturim daug laisvės, nors aš atėjusi iš privataus sektoriaus, taip nauja jėga bandžiau viską čia pasižiūrėti kūrybiškai, bet ta kūrybos laisvė kažkiek įmanoma, kiek yra įstatymų rėmuose. Kiek mes esame kaip savivalda, kaip komanda, ačiū Dievui, nedirba vien architektas vienasmeniškai, tai būtų iš vis turbūt absurdiška, bet tie žmonės, kurie deda parašus, taip pat kartu su manim turi vadovautis tą raidę, nes mes vieni kitus tikrinam, labai tikrinam ir bijom, baimės kultūra yra didžiulė. Ir kaip sakoma, culture eats strategy for breakfast, tai dabar taip ir turim, mes turim baimės kultūrą, visos institucijos vieni kitus tikrina ir apie kokią kūrybą mes galim kalbėti, kai yra baimės kultūra. Baimė suklysti, šiaip mes neturim teisės valdininkai suklysti, nes mes gaunam baudas už tai, kad klystam. Liucija, jūs 30 metų vairavot šitą tokią labai panašią poziciją ir turėjot laisvės nesilaikyti kažkokių įprastų susitarimų, normų, tam, kad padaryt kažką naujo, geriau? Aš manau, ta laisvė pasirodė, kai tada man davė tą leidimą štabo kultūrą pakeisti, kad ieškoti, kaip atsiekti, o nesakyti ne. Aš žinojau, kad mane užstojo, kad jeigu... Ir aš tikrai turėjau, I had the latitude to move as I needed without much question. So it took a crisis. Galima, Mindaugai, nesilaikyti kažkokių susitarimų ir taisyklių? Aš pagalvojau, ar aš bijojau. Ne, aš nebijojau. Aš dariau tai, kas buvo svarbu ir ką visą savo širdim jaučiau, kad yra svarbu. Ir komandai sakiau, jūs nebijokit. Jeigu mes teisingai darom, turėdami tikslą, kad būtų padarytas geras dalykas, tai aš padarysiu viską, kad pridengčiau jūsų sprendimą, kiek man bus galima, o politikai padarys viską, kad pridengtų mano sprendimą. Mes nepakeisim miesto bijodami. Ir ta prasme, turim visame kame, net ir pavyzdžiui, gerai, dabar kalbėtum apie tas visas debiurokratizacijas, ar ne? Tai kai mes sėdim ir kalbam kokioje nors kompanijoje ir institucija sako, kad nėra ką nubausti ir bausim savivaldybę, ar ne? Nes daugiau nieko negalim nubausti. Nu, kol yra baudimo ir baimės kultūra, mes nieko nesukūrėm. Bet nebijo žmonės, konkretų žmonės dirbdami konkrečioje aplinkoje. Ir visų politikų nuo pat viršaus iki pat
apačios iki savivaldos pareiga yra padaryti, kad žmonės nebijotų. Aš turėjau siaubingai gerą laiką turėti merą, kuris man leido nebijoti. Tai Liucija, ačiū jam už tai. jūs esat minėjus, kad tai yra turbūt viena iš irgi sėkmės formulių turbūt dirbti komandai. Kaip? Viena iš sėkmės formulių dirbti komandai su valdžia kartu. Su tokia valdžia ypatingai dirbti yra sėkmė, bet aš jums visiems prisipažinsiu, kad aš turbūt 10 metų vadovau tokioj in that kind of environment ir pasikeitė valdžia and times were good. Ir tada nebereikėjo daugiau tai dirbti. Ir tikrai tada ieškojo kitų žmonių, kurie gali prisitaikyti. So it works till it works. Ir tada reikia ieškoti kitų galimybių vėl atnaujinti tą tokią energiją. Šiandien labai daug buvo tokių išsakyta minčių, kad miesto vyro architektui reiktų nustoti projektuoti ir pradėti planuoti. Laura, ar tu turi įrankius šiandien planuoti miestą, o ne projektuoti fasadų? Nei AutoCAD'o neturiu, programos, turiu Wordą, pieštuką. Iš tikrųjų, tai juokingas skamba, bet mūsų planavimo kultūra numirė, po nepriklausomybės laikų visi tie didieji planavimo institutai nunyko. Gal tai kažkam atrodė atgyvena, bet iš esmės Europoje jie vis dar egzistuoja ir miestai yra planuojami. Ir tam reikia resursų, tam reikia žinių ir tai yra didžiuliai procesai, įskaitant, ko man labiausiai trūksta, socioekonominio aspekto miesto planavime. Kad mes galėtumėm pasverti, kuri teritorija, kuri miesto dalis yra mums labai aiškiai prioritetas, jinai duoda naudą, visi susitarėm ir judam planingai, sistemingai. Didžiulis darbas yra padarytas Vilniaus miesto bendrasis planas, bet jisai yra visam miestui ir mums reikia dar turėti koncentruotas teritorijas, jau detalizuoti, kaip mes jas tam planuojam. Šiai dienai mes planavimo procedūras esam perdavę pagal įstatymą privatiems, plėtoti jų sklypus ir tai yra sklypiniai detalieji, ką Liucija minėjo, tie teritorijų planavimo dideli procesai po 6-8 metus yra užstrigę dėl mūsų bandymo susitarti su šimtais kaimynų fizinių juridinių asmenų, kas praktiškai sudėtinga, bet iš esmės planavimas reikalingas ir man atrodo, kad jisai privačių investicijų rankomis tikrai nelabai gali būti padaromas, nes reikia to holistinio vertinimo. Bet šiandien turim tokią situaciją, kad miestas neturi planavimo skyriaus, arba kaip tu minėjai, turi 6 rankas vietoj 600, ką turi Barcelonai, bet privatus vis tiek nori statyti. Ar galim stagnavimo sąskaitą sustabdyti miestą, kol galvojam? Akivaizdu, kad ne. Tai čia ir yra, kaip Liucija minėjo, Nadien vakarienės metu, sako, tai tau reikia pakeisti padangą važiuojant automobiliui. Tai va taip ir galvoju, važiuoja automobilis, bet padangą reikia pakeisti. Bet čia labai svarbus momentas. Po metų man paaiškėjo, kur čia tos padangos turės būti keisti, dar reikia lūkesčius galutinai susiderinti ir mes esame inicijavę nemažai jau pasiruošimo, pasidarėm, kad tos teritorijos, kurios miesto iš brownfields labiausiai sektoriaus reikalingos konvertuotis, turėtų judėti, turėtų planuotis ir visus šitos metus darėm paruošimuosius darbus, tikiu, kad startuosim. Turbūt mūsų laikas jau į pabaigą, dar pasirodo, mes turim laiko. Mes kalbėjom apie tą burtų lazdelę. Liucija, kur buvo jūsų ta burtų lazdelė, kad viskas vyktų? Ar tai... Aš tą uždavinį kitiem duodu savo. Mano burtų lazdelė tikrai yra ta, kad yra ta viena vizija. Viena vizija daug ką atrakina. Ir tada visi gali į eilutę sustoti ir atsiekti, jeigu būtų koks nors, jeigu aš turėčiau tą lazdelę, arba viziją, arba lyderį, arba abu. Žmogų, kuris tikrai drąsus ar drąsi ir nebijo tų sprendimų padaryti ir žino, kur nori būti ir tada tą siekia. Mindaugai, ką darytum kitaip su ta burtų lazdelė?
Aš nežinau, mano tai burtų ta lasdelė, tai tikrai buvo tos 10 taisyklių. Aš taip, nu dabar jau vis tiek, jau kai taip 2 metai praėjo, tu gali vertinti, ką padarėjai gero. Tai ten buvo tos taisyklės, ta prasme, nu ir vėl, nežinau, kiek čia kompanijoje esu pasakojęs, bet parašiau todėl, kad žmona liepė parašyti taisyklės, ta prasme, ir meras liepė, nu nes tą patį visiems aiškinau. Tai kai parašiau, pasidarė visiems aiškiau, žodžiu. Tos taisyklės padėjo atrasti viziją ir man pačiam, ko siekti, ir komandai, ir tai iškomunikuoti. Ir va tas aiškus tikslo turėjimas, nu jis, man atrodo, visada yra svarbus, nes, tu, žinai, esi tik tai vienas žmogus. Turi tik tai, 10 pirštų. Tai gali daugiausiai 10 skylių užspausti ir jeigu jos visos dar tau palankiai sudėtos. O jeigu skylių yra 250, visų neužspausi. Ir tada padeda vizija. Ar mes dabar darydami kokį nors menką žingsnį, derindami kokį nors nedidelį namuką, kur nors ten Pagarmantiškių kaime, ar mes iš principo siekiam tų 10 tikslų, kuriuos esame apibrėžę ar ne? Ir va tada tas kažkaip padeda sustatyti kriterijus. Tai man atrodo, vis tik, mes galim panaikinti visiškai biurokratiją, sakyti, jos nebėra. Viskas liks tas pats, niekas nepasikeis, jeigu mes kritinio mąstymo neturėsim ir neturėsim tikslo. Man atrodo, čia yra tas faktas. O Laura, tau turiu tokį klausimą. Mes kartais susikoncentruojam į tai, kad miestas arba turi smarkiai augti, arba turim tik tai medžius saugoti, arba gyvenimo kokybė turi būti labai gera, arba bendruomenės turi būti labai laimingos. Ar galim nustoti turėti arba, o užsidėti tikslą turėti ir beprotiškai plėtrą didelę ir bendruomenių laimę, tą tokią 10-tukui. Tai kaip aš sakau, čia yra tas trikampis ir trys aspektai yra labai svarbus. Tiek aplinka, kiek mes tvariai žiūrim, kiek mes vertinam tą kontekstą, kuris visiems nepatinka, jo yra arba nėra. Mes turim gyventojus vertinti jų gyvybingumą, žiūrėti, kiek tai yra tvaru, kiek jie turi paslaugų aplink ir kiek tai yra ekonomiškai naudinga. Man atrodo, kad mano uždavinys visada atsižvelgti ir holistiškai vertinti, bet tai yra toksai, ne visiems aprašomas sprendimas. Visada bus kažkokių custom sprendimų kiekvienai vietai. Išdrįstum inicijuoti, pakeisti bendrojo plano tam tikras dalis, kad visi tai galėtų pastatyti daugiau. Kodėlgi ne? Jeigu ten galima, matom, kad reikia ir naudinga ir tikrai nėra nekeičiamų dalykų. Man atrodo, kad labai svarbu prioritetus susidėti ir atliepiant į tos lasdelės klausimą, man atrodo, kad labai trūksta susitelkimo. Mes veikiam labai susiskaldę. Visi, atrodo, turim tą patį miestą Vilnių, bet kažkodėl šalis kovoja, nežinau už ką, labai skirtingose barikadų pusėse. Yra toksai pasakymas, kad visa klasė gulinčią mokytoją po pirštą galėtų pakelt. Tai vienas mokinys to nepadarytų. Tai nereikia žiūrėti vieną miesto architektą, vieną miesto savivaldybę. Aš labai linkiu visom valstybinėm įstaigom ir drąsos keisti. Jeigu mes norim kažką keisti, tai mes suprantam, kad vienas žmogus to nepadarys. Tai vadinasi, ir mums reikia susitelkimo. Tai jeigu mes visi susitelkiam ir drąsiai judam, o kaip tu sakai, link tikslas, išjudėkim iš tos biurokratijos, leiskim miestui vystytis, kai jis dabar tą turi. Aš svajoju apie milijoninį Vilnių su kažkada būsiančiu metro. Gal nenumirsiu iki tokios svajonės, bet tarkim, mes turėtumėm kažkokių ambicijų. Jeigu mums visiems tos ambicijos patinka ir važiuojam, bet reikia drąsos, nes kitaip trypčiodami matyti. Kas šiandien kliudo tą daryti? Tai biurokratija mes jau tą padėjom ant stalo. Tam dramblį reikia kažkaip pabaigti valgyti, man atrodo, nes drąsos reikia iš visų pusių, ne tik iš savivaldybės, kuris yra kaip kraštinis institutas išduodantis statybos leidimus. Mes ir iš publikos turim klausimą, kaip mes visanti bendruomenė galim padėti miestui išjudėti iš stagnacijos, kurioje dabar esam. Negalim savo to leisti karo metu. Tarsi daug kartų, turbūt ir šiandien girdėjom, kad matom kažkokią mieste stagnaciją statybų, vystymo, leidimų. Iš skaičių, gal šiek tiek pamažėja skaičių palyginus su pernai metais, nors iš tikrųjų girdim iš plėtotų ir matom iš ekonomistų, kad rinkos atsigauna, skolinimosi sąlygos gerėja.
Tai čia dabar taip, tie dantračiai turi jau pradėti suktis ir mums reikia tada susitelkimo, nes mes žaidžiam pagal tas taisyklės, kai dantračiai juda lėčiau. Tai mums reikia matyti visiems susitarti, kaip mes susitarėm, kad greičiau judėtumėm. Andra, jeigu galiu, ta stagnacija, kartais mes nesuprantam, kaip mes nuo jos kenčiam, ne? It's the cost of not doing something that is really the price, right? Ir sužinoti, yra būdai, kaip meruoti, jeigu yra tiek projektų, kurie nestatyti ir jeigu jie būtų pastatyti, kiek tada būtų ar mokesčių ar panašiai. And it goes to property taxes, it goes to, žinai, tourism, all kinds of different benefits that come from the construction of something. And sometimes to see where we are, if we say, to show the cost of not doing it, measuring that. It's measurable. And net mes kalbėjom vakar, kad galima meruoti. Ir jūs turėjote tokį įrankį. Mes turėjom įrankį ir mūsų biudžeto departamentas naudodavo labai dažnai, kai darydavo metinės apskaitas ir panašiai, žiūrėdavo, atsižvelgdavo į tą. Ir pavyzdžiui, Floridoje ypatingai we live and thrive on property taxes. So mums reikia tos statybos, mums reikia, kad vystytojai įvykdytų savo projektą. Tai vat šiandien girdėjom iš Mindaugo Statulevičiaus, kad 1,5 milijardo išimti bendruomenės yra tarsi ne pastatyto kapitalo. Ką jūs darėt tokiu atveju? Einat pas vystytojus ir maldaujat, kad jie kuo greičiau vystytų teritorijas? No, I think atsižvelgiam tada, kodėl yra tiek daug, ne? Ir pasakysiu, kad mūsų atvejai tada tie vystytojai eidavo pas politikus ir aiškindavo. Jiem buvo verčiau tos skaičius ir tos numerius turėti. Jau buvo jų argumentas, kad galėtų atverti tos vartus, kad jų projektai būtų patvirtinti. Turbūt visi sutinkam, kad miestai klesti tada, kai yra aukšta gyvenimo kokybė. Aukšta gyvenimo kokybė mums vėl leidžia toliau kurti parkus, viešas erdves ir klestinčias bendruomenės. Tai taip tokiai pabaigai, Laura, kaip subalansuot beprotišką plėtrą ir klestinčias visas bendruomenės? Man tai patiko Barcelonos formulė. Jie labai aiškiai, matematiškai viską sudėjo, susitarė su plėtotojais, kas šiandien turbūt dienas tai būtų klausimas, kaip galim savivaldybė sutarti su plėtotojais. 70% galima plėtoti tą dalį ir tai yra jau plėtotojų dalis, kas tai bebūtų, gyvenamieji ir biurai. 10% žemės yra parkui, 10% žemės atiduodama socialiniai infrastruktūrai, 10% yra amenities, visa ko mums reikia mūsų gyvenimui. Paprasta formulė, labai paprasta. Barcelona taip konvertavo visą savo pramoninę teritoriją. Gal mums reikia tiesiog aiškių lūkesčių, ką mes darom su žemė, kad ten būtų miksas, nes mūsų visų lūkesčiai plėtotojai nori pastatyti ir uždirbti, o mes norim garantuoti visuomeniai interesą, kad ta teritorija būtų gyvybinga ir ten nebūtų vien daugiabučiai, reikia mikso. Tai čia paprasta formulė, gal ją bandom ir čia Vilniui, nežinau. Galim, Mindaugai, tokią formulę Vilniui gyvendint, kai, kaip ten, ne visi valdom žemę arba nepakankamai. Planuojam vis dar sklypais, ne teritorijom. Vėl reikia irgi turėti, žinot, nėra turbūt vieno metodo, kaip tu gali dabar paimti, reiškia padaryti, kad mes vieną formulę taikysim visur. Mano galva vis tiek yra miesto bendras planas, ta bendroji vizija. Dabar pasižiūrėjom, kaip veikia, yra ten monitoringo ataskaita, reikia pažiūrėti, kažką reikia potuninguoti, kažką reikia pataisyti. Jam jis jau 17 metais padarytas, kas kad 21 patvirtinom. Tai vėl dėl tos pačios, reiškia, velniškos biurokratijos, ar ne, ten ratus sukom tą viešinimo procedūrą. Tai, sakysim, bendra vizija yra. Aš ieškočiau tada rajonų vizijos, ir matau, kad Laura su komanda visą tą daro, realiai eina į rajonus. Tai čia labai teisingas sprendimas atrasti viziją Pilaitei, kaip kažkada atradom viziją Paupiui. Ir vizija Pilaitei skiriasi nuo vizijos Paupiui. Ir viziją Pilaitei tu gali rasti Pilaitės bendruomenę. Vienas atėjęs, tu gyvenimo suprojektuosi. Bet žmonės nebūtinai pagal tą tavo projektą gyvens, čia tokia modernistinė klaida.
Tai vat tas lokalių vizijų darimas ir vat tų Lauros paminėtų lokalių formulių ieškojimas, aš tai manau, kad labai geras kelias. Ir turbūt ta formulė Paupy, Centre ir Pilaitėje koeficientai bus skirtingi. Ta prasme, bet nu, vis tiek padėkim ant žemės tą ir kalbėkim su tai žmonėm, kurie toj vietoj veikia ir pasitraukim tą verslą, kuris nori veikti ir padarykim tokias taisyklės, kurios visiems būtų aiškios. Tai yra, kad mes įdėję į tą projektų tvirtinimo mašiną, nu negautumėm atsakymo kokio nors, reiškia, dėl kurio po to ten taip visi stovim ir pečiais traukiam. Tai ta prasme, čia tokia uždavinys ir labai kūrybiškas ir kartu biški biurokratiškas. Mes visi kalbam apie kokybę ir vat, anonimas klausia, ar manot, kad vystytojai tai be abejonės nori pastatyti kuo blogiau. Tai turbūt visi sutarėm, kad, kaip Laura, nu nenori turbūt vystytojai pastatyti kuo blogiau. Čia šiaip įdomi tema apie pasitikėjimą ir ne kažkurią čia dieną kalbėjom ar plėtotai. Ir mes pasitikėm vieni kitais. Tai tikrai yra daug plėtotų ir aš labai džiaugiuosi, kurie stengiasi ir kuriam tą miestą. Ne mes jį statom, mes savivaldybė nestato nei vieno daugiabučio ir neužtikrina gyvenamą būsto rinkos. Bet yra krūva bandančių pralysti ir, pavyzdžiui, savivaldybei mūsų komandai yra maksimalus nepasitikėjimas, nes mes jau ieškom landų, kas čia ką ruošiasi apgauti. Nes yra kolegų, kurie prisigalvoja schemų, labai gudrių, kaip vienbučiai tampa daugiabučiais iš 6-8. Ir tai yra normalu, kad kiekvienas ieško savo būdų, bet yra taip 50-50 tas pasitikėjimas savivaldybėje. Už to, ką mes turim šiai dienai. Nu gerai, užtenka laiko ir vizijom, ir tikrinimui, ir dideliem tikslam, ir smulkiem visokiem nusikaltimams sužiūrėti. Jo, šitas geras. Aš jau šitos visus metus važinėjau po Europą ir klausiau, kalbėjau, kaip dirba mano kolegos. Ir man atrodo, tas mastelis yra tiesiog nenormalus, nerealus. Jeigu aš būčiau privataus verslo atstovė, mano akcininkai sakytų, kažkas negerai su tavo darbu, nes tu žiūri nuo pat varštelių iki pat strategijos, čia kaip Boeingus ir išrenku ir stewardesiam šalikėlius. Tai turbūt nenormalu, bet taip yra statybos leidimai, teritorijų planavimo parašai, visos galimos politikos, kurios reikėtų miestui strategijos, tai yra nenormalu visam aspektui, vienam žmogui. Nes taip turėtų nebūti. Dar turiu labai gerą klausimą. Koks yra vyro architekto biuro planas artimiausiam ketvirčiui? Ir turbūt yra labai logiškas klausimas, nes mes šnekam apie viziją, kurio šiandien neturim, kurią kursim 2 metus, tada dar aprobuosim, kaip Mindaugai sakė, nuo 2017, tai dar 5 metus. Vystytojai nori statyti rytoj. Koks artimiausias architekto biuro planas yra? Tai LinkedIn'e įvardėjau mūsų praeitų metų planą, tai mes jį tęsim, nes, kaip žinia, urbanistika nėra labai greitas rezultatas. Tai tų pramoninių teritorijų konversija ir suplanavimas, apskritai pramoninės smart industry teritorijos identifikavimas Vilniui ir mums jos reikia. Mes neturėsim sunkiosios pramonės, bet mes turim tikrai daug žmonių protingų, kurie nori turėti ir tą smart industry. Man norisi Vilniui verslo plano, tai yra, kur mes galim pritraukti užsieniečius investicijas ir tam reikia sąlygų, tai sugalvoti apie tas sąlygas ir kaip jau Mindaugas paminėjo, tai mes dirbam prie rajonų identifikavimų ir tų rajonų kaip būsimų pacentrių kūrimą, stiprinimą, nes Vilnius kaip radialinis miestas per daug vis dar turi tą koncentraciją į senamiestį, naujamiestį, tą vieną brandolį. Dėl to mes turim ir judumo problemų, visą tai susiję. Tai mums reikia stiprinti pacentrius ir išnaudoti arti centro esančias teritorijos, kurios dar per daug monofunkcinės. Bet vėl, čia kalbam apie didelius planus, kai tuo tarpu tie smulkus nusikaltimai ar nenusikaltimai ar statybų leidimai, visokie reikšmingi ar nereikšmingi, jie kasdienybę irgi suvalgo visą, taip? Tai čia, kaip ten, galim išgirsti pasižadėjimą, kad tiesiog einam prie didelių strategijų ir, kaip ten, you have to fight the right battle.
Nes visų Taip, nes kovų visų mes laiko matyt neužteks. jo nelaimėsim. Kaip Aš Liucija? tikėčiau dėl tos vizijos, nes vizija gali pasidaryti labai biurokratinis procesas, ne, kol visi Bet jeigu Gediminas atsikeltų antrų kartą ir pasakytų, aš noriu, kad Vilnius ne tik čia būtų, bet būtų stipriausias visoje rytų Europoje, yra tas toks drąsumas, yra boldness, yra something to, go after. Tai klausimas yra, jeigu jis dabar atsikeltų, ką jis būtų sapnavęs, koks jo sapnas. Gediminas? Gediminas. Kaip Kasteto dainoj, kad prakeiksmas užpuolė ir niekada neturėsit nacionalinio stadiono. Beje, visiems rekomenduoju paklausyti. Tai reikia tikrai tą viziją gali tokia susimalti ir viską, but it's gotta be, kaip jūs sakėt, paprasta, net paprasčiau kiek. It's just like, we want to be the best. Tai mes jau esam stipriausi Baltijos šaliai. Tarsi mes galime juoktis arba kaip tik neišnaudoti to fakto, kad iš visų sesių Baltijos Vilniui sekasi geriausiai ir mes turim tą palaikyti, nebūtinai ta pati ekonominė situacija bus, bet aš pritariu drąsiai vizijai ir sakau, svajoju apie milijoninį didmiestį, kuris yra ir žalias, neįsivaizduoju, kaip tai įvyks ir turi labai puikią alternatyvę transporto priemonę, kurie visi gali naudotis. Tai aš labai dėkoju Eglei, Liucijai, Garsys už atvykimą iš tolimos Floridos į Vilnių. Labai dėkoju Mindaugui Pakalniui, kad prisijungė ir labai dėkoju Laurai Kairieniai, kuri iš tikrųjų atlaiko labai didelį spaudimą. Turbūt ką šiandien daug kartų girdėjom, kad mes po vieną visi esam silpni, bet norint kažką daryti, mums reikia kartu bendrą matymą turėti. Tai turbūt apie tą palaikymą čia irgi labai labai svarbu yra kalbėti ir kaip mes vieni kitus palaikom ir surandam tą, bendrą nepriklausomybės tikslą Vilniui, kad nuo Floridos iki Vilniaus visi vienodai matytumėm. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums.